Tai laba diena, karščiai, vasara, atostogos ir visi kiti dalykai, kurie su tuo susiję. Ir kai kada, mūsų atostogos galbūt mūsų gerą savijautą įtakoja, kas per daug tas nesveika. Tai Aušra, kaip tik supratau, jūs grįžot po turbūt tų atostogų ir turėjote kelias savo, paslaptis turbūt, kuriuom šiandien mes šiame video pasidalinsime ir tikrai įdomi tai jūsų patirtis, nes kaip žinom, sekančią savaitę laukiame per 30, o gal net šią savaitę jau sulauksim, tai tas video turbūt kaip niekada yra aktualus. Taip, iš tikrųjų, karštis ne kiekvienam žmogui pakeliamas dalykas. Ir ypatingai vyresniam amžiui, o man, nepaslaptis, tuoj 67, vis tik tai metai jau bėga. Ir per savo gyvenimą turėjau labai sudėtingų situacijų, turėjau labai sudėtingą širdies operaciją ir iš tikrųjų mano širdelė yra labai silpna ir todėl tas karštis man visada yra iššūkis. Ir važiuojant į trumpą tokią kelionę, O karštis nuo kiek, atsiprašau, aš pertraukiau, bet tai jau apie 30 ar 29, jeigu ant saulės, tai aš jau stengiuosi ant saulės nebūti paprastai. Bet kada tu keliauji su ekskursinė programa, nori kažką pamatyti, tai gavosi taip, kad Hamburge visą dieną vaikščiojom, daugiau kaip 20 000 žingsnių primatavo mano laikrodis. Ir buvo 33 ir gana dažnai teko pastovėti ant saulės, paklausyti, ką gidė pasakojo, kai buvo įmanoma, aišku, stengiausi palysti į pavėsį, bet vis dėlto tos saulės buvo daug. Ir žinodama, kad kažkas panašaus bus, visada su savim turiu dabar jau beveik metai laiko ypatingus produktus. Ir žinoma, vaikštant, tai pirmas produktas, kada atrodo jau viskas, jau alpsti, jau nori sėst, griūt, ar tiesiog visiškai saulė atrodo tave prislėgs, tai suradus mažiausią tarpelį ant suoliuko pirmiausia Activise. Pasėdi 5 minutės, atsikeli ir vėl eini. Ir vėl atrodo kažkas davė tą energiją, aš negeriu jo po daug. Iš tikrųjų, tai produktas, prie kurio aš pratinausi labai lėtai žingsneliais. Žinodama savo kraujotakos problemas, tai aš tiesiog, taip labai jo bijojau, bet jau dabar įpratau ir žinau, kad tai tikrai tik tai gėrių gėris. Ir šalia jo ar vakare, ar buvau į mažą pakuotę įsidėjus į kitą, tai dažniausiai tai draugai, kurie mane gelbėjo ne tik tą dieną, bet ir visas kitas, žinoma, be pagrindinio ryto vakaro kokteilio, tai irgi, bet sakau, šitie tai yra nuostabus produktai ir dabar noriu palinkėti į sveikatą, vėl artėja vietus. Tai labai naudingi produktai. Netikėjau, aš daug metų vartoju įvairius vitaminus ir iš tikrųjų skaitau, domiuosi, gal kokia jau beveik 15 metų, kai pradėjau taip suvokti, kad vis dėlto mano rankose mano sveikata. Nes iki to laiko tai laukiau, ką gydytojai duos ir tabletės gėriau. Ir gėriau jų daug iš tikrųjų. O dabar liko man porą tablečių per dieną, kurios jau turi būti mano situacijoje, o visą kitą atstoja visi šitie vitaminai. Tai sakau, su Fitline tikrai stebuklas, ne vitaminas, nes ne vienas nebuvo tokio greito poveikio ir ne vienas nedavė man tokios energijos. Dabar aš jaučiuosi kaip 20-30 metų jaunesnė. Tiesiog, pojūtis pats, energijos. Nes anksčiau būdavo tiesiog karšta, tai viskas, pasikavoju kur nors kambarį ir stengiuosi pralaukti tą karštį. Toks gyvenimas. O, kaip įdomi, jo, iš tikrųjų, kelionės, jos visada turi tam tikrų iššūkių ir be abejo saulė. Ir aš gal tik tai keletą žodžių įvesiu tuos, kurie galbūt apskritai nemato, tos spalvotas pakuotės, buteliukus, gėrimus, kur čia mes Aušra laikome rankose. Tai Activise'as tai yra visa B grupė ir su niacinu B3 vitaminu, kuris, tam tikrais atvejais kaip ekspanderis veikia mūsų mikrokapiliaram, mūsų kraujotakai ir tai palengvina tokius iššūkius virš 33 ir tai palengvina,
tokią dieną, kai reikia tiesiog ir atsigaivinti, ir galbūt duoti tekėti, ypatingai, vat, jeigu yra kažkokie tai kraujotakos, turbūt, va, kaip Aušra sakė, kažkokie dalykai, kuriuos jau reikia klausyti. Be abejo, tai nėra vaistai, tai yra maisto papildomas maitinimas, dėl visų gydimų ir visų kitų dalykų reikia kreiptis pas gydytoją kaip minimum savo ir pasiteirauti, tačiau tai yra, gali būti geras kompanionas, vat, kaip Aušra sakė, tokiais atvejais ir be abejo celšutas, kurį irgi minėjo, tai labai stiprus antioksidantas, kuris, na, tiesiog laisvuosius radikalus gali padėti iš organizmo vienaip ar kitaip pašalinti. Ir tai, nu, toks vitaminas C su steroidais, bet to jie visi skanus yra dar. Ir dar ką norėjau, vat, ir prieš, kai Aušra sako, noriu pakalbėti, iš tikrųjų, vat, grįžau iš atostogų, man buvo, na, toks iššūkis ir tikrai celšutas su aktyvaizu, galima juos abu kartu gerti, turbūt į gertuvę pasidaryti. Yra dar fitness drinkas Fitlaino, kuris kaip yra kaip elektrolitų atstatymas, tai yra, kai tu nuprakaituoji po fizinio krūvio arba po darbo, arba, vat, kaip Aušra sako, vaikščiojant kažkur tai, kai tiesiog iš tikrųjų daug nubėga iš mūsų druskų, mineralų, tuos dalykus reikia atstatyti, tai kad galbūt nereikėtų kaip prevencija tam, kad atlašinti nereikėtų po to, jeigu labai daug nubėgsi. Tai va toks komplektas vasarai, kurį galima turėti savo tiesiog kelioniniai tašiai tam, kad, na, jausti turbūt kitą kokybę. Reikės ir šitą išbandyti. Sekančio kelioniai. Kaip kolegos žiūrėjo, neišvadino, nu, sako, tu čia už kokią sektantę dabar čia kokius geri, neaišku. Tai visą laiką su manim tašyti ir dar mano sponsorė Linutė padovanojo man, va dabar neatsinešiau truputį toliau, stovi tokį mažą induką, kur moteris sako, kokią čia bombą nešiojasi. Sako, energijos bomba. Tai taip, nu, taip, ir autobuse važiuodami, kai ilgesnė kelionė, ateina laikas, su vyru susižvalgom, geriam. Ir geriam. Iš tikrųjų, nu, savotiškai, nesavotiškai, bet tikrai labai smarkiai palengvino fizinę prasme mūsų kelionę. Nu, Fitline produktai visi turi tokią savybę, jie turi tą vadinamą tokią technologiją, veikia ten, kur reikia, kada reikia, kiek nereikia, pasišalina. Be abejo, reikia žiūrėti normas, reikia vartoti tiek, kiek yra nurodyta pakuotės. Jau klausyti savo savijautą, karštų orų be abejo vartoti skysčius kartu, arba elektrolito gėrimą, kaip fitness drinkas, arba fitness gėrimą kažkokį, nes jeigu stipriai nuprakaitavęs esi, tai tiesiog vandenį gerti galbūt nėra pats geriausias pasirinkimas, nes tu tiesiog toliau iš savęs plauni viską, tai tą pildyti. Tačiau aktyvaizas ir celšutas, beje, celšutas, aš nežinau, ar jums Aušra teko girdėti, jisai taip pat, nu, teko girdėti atsiliepimus, bet duoda tą protekciją nuo saulės, kadangi tai yra labai stiprus antioksidantas, duoda gražų įdėkį. Man kovo mėnesį būnant Tailande, tai tikrai pajutau ant savęs, nes mums šiauriečiams papuolus ten į tą, ten tiesiog tu nenudegi, o tu iškart sudegi. Tai yra nosis lūptis pradeda, ausys lūptis pradeda, kas buvo, tai žino, tai man celšutas šitoj vietoj, kai yra labai stipri aktyvi saulė, prie viso to jį reikia tiesiog turėti savo tašėje, kelionėje ir gerti tiesiog, jis yra, nu, vienas skaniausių gėrimų turbūt ir tokiu atveju irgi labai naudingas. Taip, pritariu. Išbandžiau. Ir ne tik taip ant saulės, ir žiemą labai. Žiemą nuo kitų, kaip pradėti. Nuo kitų dalykų. Taip, labai šaunus. Visi vitaminai. Tai va, šiandien tiek norėjome turbūt su Aušra pasidalinti su jumis ir išbandyti, kviečiu Aušrą jūs išbandyti, rašykite Aušrai be abejo tam, kad gautumėt, na, turbūt labai paprastą trumpą informaciją, tai yra tiesiog reikia imti, bandyti ir daryti, nes šie produktai, jie yra inovatyvūs, jie yra išmanūs, vadinkim taip, tai yra, jie pasižiūri, kur ko trūksta jūsų organizme ir ten tiesiog lieka, kiek nelieka, pasišalina viskas natūraliu būdu, na taip, bet vokiečiai per 30 metų tokią inovaciją yra sukūrę. Taigi, būkite sveiki, geriau atrodykite, geriau jauskitės ir be abejo padarykite taip, kad jūsų atostogos būtų kuo spalvingesnės, kuo daugiau gerų emocijų ir kuo daugiau geros saulės, nes jos tikrai dabar trūksta. Tai linkiu patirti, išbandyti, patirti ir džiaugtis taip, kaip džiaugiuosi aš. Sveikatą.